Jūsų dėmesį šiandien laivelis Silver 555, Silver Yacht, į kurį sumontuotas sistema E-Propulsion X12. Laivas yra aprūpintas dviejomis baterijomis G102. Šitos baterijos talpos turi užtekti pagal mūsų šitos preliminarius pasibandymus, pasiskaičiavimus. Vienos dienos iškela su viena įkrova, o pasirinkus nuosaikų režimą, ten kokių 50% galios sistemos, tai jūsų iškela gali būti ir 2-3 dienų. Man yra gražiausias šitas ekranas, valio, ką jisai spalvotas, ką mes matydavom anksčiau pas E-Propulsion, tai jis būdavo toks monochrominis, sakykime, ne, dabar čia su visom spalvom, su daug informacijos, 800 sūkių per minutę, greitis apie 7 km per valandą ir šituo greičiu mes galim dabar nuplaukti 80 km. Taip, grubiai. Jo. O tokiu greičiu 80 km. O 6 kW gale mes plaukiam 10 km per valandą. 12 kW gale mes plaukiam 12 km. Jo, tai praradimas greičio nedidelis, bet elektros energijos sąnaudos yra 50% mažesnės. Ir mūsų ar ten laikas plaukimo, ar atstumas plaukimo padvigubėja. Dar viena ypatybė yra, kad yra elektrinis vairas. Vairas sujungtas ne trosu ir mes jį galim valdyti jo perdavimo, reiškia, perdavimo skaičių, reikėtų taip sakyti, ne? Jeigu mes norim padaryti vieną pasukimą, mes galim su vienu pasukimu padaryti, kad jisai susisuktų pilnai, ne? Dviem. Minimalus yra minimalus 2 sūkiai, kad susuktų mums, tarkim, dabar suku, bet čia yra minimalus, ne? Taip, 2. Aha, jis sparčiai čia juda. Sparčiai. Jo. O maksimalus yra 9, tai sakykime, jeigu labai būtų sunkus variklis arba... Aš jau vairą turiu sukti labai daug, tam, kad suvairuoti. Jo. Nu, bet tai gerai, tu tą dalyką gali susireguliuoti, kaip tau reikia. Tai čia. Irgi šitas motoras yra standartė su... užtyla. Yra standartė su tyrimu, nereikia ten nieko atskirai papildomai montuoti. Ir aš pakelsiu, nuleisiu, Raimundai, paklausom. Nu, bet štai tokiu greičiu jisai kelia, štai tokiu garsu. Taip jisai nuleidinėja. Turi išjungėją, kai bus maksimaliai jisai nuleistas, jisai tiesiog atsijungia. Dabar čia labai gražus mygtukai jūsų sumontuoti irgi. Yra 12 voltų sistemos įjungimas, išjungimas. Mygtukai yra jūriniai, jie atsparūs vandeniui, aukštos kokybės, nepigus, bet geri. Su labai gražiu pašvietimu. Tai mes turim čia įvairius dalykus. Denio pašvietimas, triumo pompa, turim įplaukimo juostą signalą. Tai va, tai tokia irgi sistema sumontuota. Tai laivas atėjo, va čia, sakykime, viskas tuščia yra ir mygtukai, valdikliai, ekranėliai, viskas yra sumontuota mūsų įmonėje Valtinėje ir Valius su Raimundu, su operatorium, taip sakant, jis viską ir filmuoja, sistemą montuoja, įtrauksim į kadrą, kas yra tenais, yra pafilmuota atskirai, aš prijungsiu šitą video. Tai tiek, valtis yra iš tiesų, kaip jau minėjau, labai patogiai montuoti elektrinę sistemą, labai gero dizaino. Šiandien gali pasidėti sofkutės, yra komplektą, kur galima pliažą pasidaryti. Dabar mes čia atsisėsim truputėlį daugiau svečių, tai sėdimos vietos suformuotos.
Štai čia galim parodyti, valiau, kaip ta trama čia simeta. Taip, hop, čia turim pliažą degintis. Į denį užėjimas labai patogus, faina, kada yra praėjimas per tą pusę, nereikia ten kelt kojos per bortą ir dar kažkaip. Tai jeigu mes prie uoste prisišvartavom laivo galu, taip sakant, tai labai patogiai galim užeiti, netgi, sakykime, žmonės ar amžiuje, ar dar kažką, kur netokie greiti, reiškia daryti akrobatinius kažkokius judesius. Šitas laivelis yra įsigytas, gyvens jisai Lietuvoje, kas mus labai džiugina, kad yra žmonių, kurie pasirenka būtent tokius sprendimus, nors investicija yra nemaža, bet prisitaiko žmonės prie Lietuvos gamtos, prie mūsų gamtos grožio, įvertina, kad elektrinis laivas turi savus privalumus, tyla, kaip mes šiandien irgi esam pavasaris, dar neprasidėjęs navigacijos sezonas, o galim džiaugtis šitą gražią dieną ir naudoti šituo laivu. Mes neturim jokių apribojimų, kas yra, sakyčiau, didelis privalumas.